Daug metų Palangos vaizdą darkęs gaisro nuniokotas kurhauzas atgimsta naujam gyvenimui. Žadama, kad pastatas vaiduoklis išoriškai turėtų pasikeisti dar šiemet. Palangos kurhauzas supleškėjo prieš 10 metų. Nustatyta, kad senas kultūros paveldo objektas buvo padegtas. Padegėjai buvo patupdyti už grotų. 10 metų Palangos kurhauzas nebuvo tvarkomas. Kai kuriuose vietose iki pamatų supleškėjusios kultūros vertybės būklė per tiek laiko tapo apgailėtina, todėl vėl prikelti iš pelenų miesto simbolį bus itin sudėtinga. Pastato būklė, kaip pasakyčiau, oi. Tai visgi buvo galingas gaisras, kuris perkaitino mūrą, siūlės. Mūras savaime jau nieko nelaiko, išdegęs ir 10 metų šaltyje, vėjyje, saulėje, tai žodžiu jis yra labai prastos būklės. Kurhauzo rekonstrukcija netrukus įsisiūbuos. Įmūryta simbolinė kapsulė ateities kartoms. Jau netrukus pradės darbuotis restauratoriai. Fasadą planuojama sutvarkyti iki metų pabaigos. Su pasiekmėm. Šiais metais, jeigu viskas sklandžiai tikėkimės įvyks, tai bus atlikta darbų už 1 400 000. Kitaip sakant, 2013 metams beliktų dar suplanuoti 400 000 ir restauravimo dalis būtų pabaigta. Sutvarkius kurhauzą, kaip ir anksčiau, čia užvirs kultūrinis gyvenimas. 19 amžiaus pabaigoje kurhauzas buvo vadinamas pajūrio kultūros lopšiu. Čia bus pastatas skirtas kultūrai. Vyks įvairūs kultūriniai renginiai, repeticijos kolektyvų mūsų Palangos ir, paskirtis tokia kaip Naždų Ganapilė dabar vyksta kultūrinė veikla, vyks ir čia. Vyks ir posėdžiai iškilmingi. Kol kas rekonstruojama tik savivaldybei priklausanti pastato dalis. Dalis kurhauzo yra ir Palangos verslininko Gedimino Jacko šeimos nuosavybė. Todėl savo turto rekonstrukciją turėtų pasirūpinti pastato bendraturčiai. Jeigu Jackos savo dalies nesuremontuos, ji bus aptverta tvora. Ir visagalių Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios palaima, tie nužengiančio pastato ant jūsų visų ir visada te pasilieka. Amen.